Darybos išvedant rusų kariuomenę vyko aukščiausiame lygyje, tačiau vykdant visą šį procesą jums turbūt teko ir tiesiogiai bendrauti su kariškiais kariniuose daliniuose. Kokios buvo jų reakcijos, kaip jie elgėsi ir šiaip gal kažkokių apsikeitimų žiniomis būta? Na, be abejo, mes lankydavomės ir daliniuose, ypač kai dirbau tam komitete nacionalinio saugumo ir gynybos dabar vadinasi, tada buvo krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisija. Tai čia tik pavadinimų reikalas, klausimų ratas vis tiek buvo tas pats, tai mes nemažai lankydavomės. Tai iš principo mes turėjom gerą situaciją, nes kalbu ne apie kareivius, apie karininkus, kurie čia gyveno, jų šeimos čia gyveno. Jie puikiai matė, kad nėra jokio fizinio nusistatymo prieš juos kaip asmenys. Yra nusistatymas prieš jų tarnybą ir jų atliekamas čia funkcijas. Tai vienas iš pavyzdžių, Kaune, žinom, kad ten Dudajevas vadovavo vienam iš dalinių, tai užtat jokių ekscesų nebuvo. Dudajevas nepakluso tiem įsakymam, ten šturmuoti Kauno televiziją ar kažką panašaus. Tai rodo tam tikrą santykį su kariškiais. O čia jų pagrindinis klausimas būdavo socialinis. Ar mes gausim ten Rusijoje kokius butus, ar čia tuos, kur jie turi, ar jiem leis išsipirkti. Tai šitas problemas mes išsprendėm labai tvarkingai. Daugelis jų, galėjo tuos butus privatizuoti, tada juos parduodavo ir už tas lėšas galėdavo įsigyti butą Rusijoje. Aišku, dabar gali mus kaltinti, kad mes čia vos nešvaistėm valstybės pinigus, bet rezultatas turbūt atperka tą mūsų pasirinkimą. Aišku, buvo labai įdomus vienas susitikimas jau išvedant patį pirmąjį dalinį iš Lietuvos, o tas buvo dalinys Visorių raketinė bazė, visai šalia Vilniaus. Labai kultūringai vyko perdavimas, viską jie suinventarizavę, nedidelis dalinys. Ir susėdom jau paskui pašnekėti, jau pasirašant tas sutartis, mes buvom tik stebėtojai, nes pasirašinėjo Krašto apsaugos ministerija ir tas dalinys perdavimo aktą. Su tuo karininku pasišnekėjom, kokias jie turėjo užduoti sausio 13-ąją. Tai labai atvirai pasakė, kad buvo liepta pilnai paruošti 2 raketas, beliko tik paspausti gavus įsakymą mygtuką, jos abi buvo nutaikytos į Seimo pastatą. Seimo pastatas, kaip žinom, yra vos ne kaip kaminas, stogas yra visiškai stiklinis, tai nuo įsakymo gavimo iki pačio jau fizinio sprogimo būtų praėję 7 minutės, nes tiek užtrunka raketos nuo Visorių iki Seimo skridimo. Tai jie labai džiaugiasi, kad tokio įsakymo jie negavo. Ir labai abejojo, jeigu jį būtų gavę, ar jie būtų jį vykdę, o neapsimetę, kad kažko nesuprato ar dar kažkaip, nes jie puikiai suvokė, ką reiškia parlamento fizinis sunaikinimas. Tai turiu pasakyti, kad su tais kariškiais vietiniais tie santykiai buvo visiškai normalūs. Kai pasakojom apie santykius su kariškiais atvyksiančiais į derybas iš Maskvos, tai ten visiškai kita istorija ir visai kitoks požiūris. Pačiam pirmajam reportaže apie tą požiūrį šiek tiek esu užsiminęs.